Visuotinė sveikata arba angliškai One Health. Čia yra ne tik tai dviejų žodžių derinys. Visuotinė sveikata yra požiūris sutelkiantis dėmesį į kylančias infekcinės ligas. Šis požiūris nagrinėja sveikatą iš žmonių, gyvūnų ir mūsų aplinkos perspektyvos. Tarptautinės organizacijos vieningai sutarė, kad šios strategijos laikymasis yra būtinas vis gausėjančioje žmonių populiacijoje. Dar iki COVID pandemijos pirmieji 21 amžiaus 10-15 metų buvo reikšmingas laikotarpis, per kurį ženkliai išsiplėtė mokslo žinios apie naujų ligų atsiradimą, jų kilmę, pripažįstant ir laukinių gyvūnų svarbą kaip galimų patogenų šaltinį. Buvo išaiškintos ir apibrėžtos sąsajos tarp žmonių ir naminių bei laukinių gyvūnų, perduodant infekcinės ligas tarp skirtingų rūšių. Praėjo nemažai metų, kai pasaulis susidūrė su pirma sunkia, lengvai perduodama infekcinė liga 21 amžiuje – SARS. Sindromas tai virusinė kvėpavimo takų liga, kurį sukelia koronavirusas. Pirmas rimtas susidūrimas su koronavirusu SARS, kada protrūkis įvyko 2002-2003 metais. Tikėtina, kad pirmieji susirgimai SARS-u tarp žmonių galėjo prasidėti jau 2002 metais lapkričio mėnesį Kinijoje. Tačiau pats sindromas išaiškintas buvo 2003 metais vasarį ir per keletą mėnesių po atradimo susirgimai SARS buvo registruoti jau 26 pasaulio šalyse – Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje, Europoje, Azijoje. Tada 2003 metais Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis protrūkių metu užregistruota virš 8 000 ligos atvejų, iš jų virš 700 mirčių. Vėlesniais įvairiais moksliniais tyrimais atliktais nuo 2005 iki 2013 metų įrodyta, kad galimas viruso šaltinis yra vabzdžiaėdžiai šikšnosparniai. Šis atradimas paskatino tolimesnius įvairių laukinių gyvūnų rūšių tyrimus, kurie jau iki 2015 metų leido atrasti gausybę naujų virusų, kuriuos pernešė vaisiaėdžiai ir vabzdžiaėdžiai šikšnosparniai ir kitos laukinės gamtos rūšys visame pasaulyje. Ir jau 2005 metais Australijos mokslininkai ir ekspertai išreiškė didelį susirūpinimą dėl žmonijos ateities. Dar daugiau nei 10 metį prieš SARS-CoV-2 epidemijos protrūkį ekspertai jau aiškiai suformavo ir pateikė sekančius pastebėjimus, kuriuos dabar galima laikyti išsipildžiusią pranašystę. Pirma, anksčiau nežinomas ligos sukėlėjas, perduodamas nuo laukinių gyvūnų, gali atsirasti bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, be perspėjimo kelti grėsmę visuomenės sveikatai, gerovei bei ekonomikai. Antra, pastebėtas akivaizdus poreikis, kad pasaulio šalys turėtų pajėgumo palaikyti veiksmingą pavojaus ir reagavimo sistemą, kad būtų galima aptikti naujus susirgimus ir greitai reaguoti, bei operatyviai ir skaidriai dalytis informaciją. Padaryti tokias išvadas paskatino ir 2003-2005 metų vykęs kitos zoonozės – paukščių gripo protrūkis. Nors paukščių gripas egzistuoja tarp paukščių, tačiau ypatingai retais atvejais gali sukelti ligas kiaulėm ir žmonėm. 2003-2005 metais užregistruota tik 117 žmonių susirgimų paukščių gripu, bet iš susirgusių 60 mirė. Paukščių gripas neplinta tarp žmonių. Tai yra nepersiduoda nuo žmogaus žmogui. Paukščių gripo grėsmė žmonėms esmė tai, kad daugėjant paukščių gripo protrūkių tarp paukščių didėja teorinė galimybė atsirasti gripo viruso mutacijoms ir gripo pandemijos grėsmei. Šiaip šis virusas yra labai gyvybingas. Pavyzdžiui, mėšlė gali išgyventi iki 105 dienų, ypač esant dideliai drėgmei ir žemai temperatūrai. Jis išlieka aktyvus nuo 70 laipsnių šilumos iki 30 laipsnių šalčio. Zoonozės nepaliko pasaulį ir dar 2012 metais prasidėjo dar vienas koronaviruso mutacijos protrūkis, vadinamas artimųjų rytų respiratorinių koronavirusų sindromu. Jis buvo registruotas 24 šalyse ir pareikalavo beveik 1000 žmonių gyvybių. Naujausi duomenys rodo, kad kupranugariai yra šio sindromo nešiotojai ir šios infekcijos šaltinis. Patys jie nesirgo, bet užkrėsdavo žmonės.
Tai yra paradoksalu, bet jei susimastysime, mūsų pasaulį tokį, koks jis yra, padarė ir sukūrė mutacijos. Būtent dėka mutacijų vyko evoliucija, atsirado pirmi žmonės, atsirado mūsų mylimi šunys bei katės ir tokia jų veislių gausybė. Veislinis darbas labai didelė dalimi yra geras teigiamas mutacijų panaudojimas. Bet tos pačios mutacijos atneša mums ir paveldimas ligas, vėžį ir mano minėtas pandemijas. Jeigu žmonija nesusirūpins, o panašu, kad tai vyksta labai lėtai, šios mutacijos gali mūsų pasaulį ir sunaikinti. Vienos sveikatos strategija – tai būtinas veiksmas, siekiant išgyventi ir suvaldyti kylančias pandeminių susirgimų grėsmės mūsų pasauliui. Pripažįstant, kad virusų plitimas yra susijęs ne tik su didėjančiu žmonių ir gyvūnų kontaktu, bet ir su intensyvia maisto gamyba, klimato kaita, tarptautinė kelionių bei prekybos plėtra, laukinių gyvūnų, žemės ūkio gyvulių ir žmogaus ekosistemos sąsajos, jų vaidmuo buvo esminis plėtojant visuotinės sveikatos koncepciją. Reikia pripažinti, kad žmonių ir gyvulių ekosistemų sveikata yra tarpusavį susijusi. Todėl siekiant reaguoti į infekcinės ligas, reikia koordinuoto bendradarbiavimo tarp veterinarijos gydytojų, medikų, mokslininkų bei politikų be abejo.